Sveiki visi, kas mane klausote. Na, aš pažįstu vieną moterį, kuri gyveno Lietuvoje, jos vardas Viktorija ir dėl asmeninių priežasčių ji turėjo išvykti į Gruziją. Tai pagalvojau, reikia su jie susisiekti ir paprašyti, kad papasakotų, kokia ten ta situacija yra. Gal žmogus, kuris gyvena vietoje, man atrodo, kad jį gyvena Batumyje su vaiku, galėtų daugiau papasakoti, ką žmonės kalba, ką rodo per televiziją ir aplamai kaip aplinkiniai žiūri tą Maidaną, kurį organizuoja, visi mes suprantame kas. Ir aš su ją susirašiau žinutėmis ir pagalvojau, kad galbūt būtų gerai iš pirmų lūpų išgirsti tą situaciją. Tai aš bandau skambinti ir galbūt mums ką nors įdomaus jį papasakos. Taip, bandom. Renka liktai. Alio, gerai aš girdžiuosi, labas, labai gerai girdžiuosi. Labas, jau 5 minutės praėjo. Tai aš jau pristačiau, kad skambinu Viktorijai, tu gyvenai Lietuvoje ir dėl asmeninių priežasčių išvykai į Gruziją, bet aš tiksliai nežinau, kokioje tu vietoje gyveni, man atrodo, Batumyje, kiek aš supratau, tai net Tbilisyje. Sveiki, Labuka, taip, aš jau beveik 3 metai gyvenu Batumyje, Tbilisį žinoma buvau, kaip sakant, aplankyti, bet kažkaip man tas miestas nelabai tinka. Tai visiems rūpė tas klausimas, tai kas ten vyksta toje Gruzijoje, o ten tu vietoje, ką žmonės kalba, ką tavo ratas kalba, tavo pažįstami, kaip žiūri į visą tai, kas vyksta. Ar žmonės mato tas sąsajas su Ukraina, su Ukrainos Kijevo Maidanu, kuris vyko prieš 10 metų. Ir kokia tavo nuomonė apie tai ir ką tu mums galėtum papasakoti trumpai iš pirmų lūpų, kaip sakoma? Nu, žinok, iš tikrųjų, tiesą pasakius, čia ir aš manau, kad ir gruzinai, kaip ir visi kiti, kurie čia atvažiavę dabar iš kitų šalių gyventojai, jie taip pasiskirstė, žinok, 50-50, nu, grubiai sakant, ne? Ir dar prieš rinkimus, va šitų, kai buvo rinkimai Gruzijoje, ir dabar, va, toks, nu, matosi, ne, tarsi per pusę pasidalino tauta, ir žmonės, ir nuomonės dalis, va, palaiko, pavyzdžiui, ten tą stojimą, integraciją į Europos Sąjungą, ir dalis visiškai to nenori, nes jie mato pavyzdžiui, visą šitą LGBT propagandą ir visus kitus reikalus, ten, pavyzdžiui, kad jie praras savo tą suverenitetą. Taigi, iš tikrųjų, čia žmonių yra labai daug tokių protingų ir mąstančių. Bet kad aš pastebėjau tokį dalyką, kad, kaip ir aš jau minėjau anksčiau, ne vieną kartą, kad tas jaunimas kažkur iki 30 metų, tie žmonės, ne, kaip ir pas mus Lietuvoje panašiai, jiems ant tiek praplauti tie smegenys, jie vis tiek tiki, kad viskas yra susijęs su Rusija. Rusija yra priešas, Rusija yra okupantas ir bet ką dabartinė valdžia darytų, tai viskas yra tik tai, kad jie nori įtikti Rusijai. Ne? Kaip, pavyzdžiui, tas buvo priimtas įstatymas apie agentai, ne? Kaip ten užsienio agentų įstatymas. Tai... užsienio agentų įstatymas, kai buvo priimamas, ne? Tai buvo irgi šitie protestai, viskas panašiai buvo organizuota ir dabar tas pats. Jie sako, kad tai, pavyzdžiui, dabar šita valdžia nori mus patraukti nuo Europos ir nori pritraukti prie Rusijos. Ir tiems žmonėms ant tiek praplauti tie smegenys, kad jie taip tiki. Bet iš tikrųjų aš manau, čia mano tiesiog asmeninė nuomonė, bet ne tik mano ir, kaip sakant, ir dabartinės valdančiuosios partijos nuomonė, kad šitie yra žmonės, kurie yra dalyviai to, pavyzdžiui, visų šitų neramumų, mitingų, ne, jie yra tiesiog finansuojami. Jie yra finansuojami iš Europos, iš Amerikos, supranti, jie yra tikrai gerai apmokyti, nes jeigu žiūrėti
žinai, taip tiesiog plika akimi matosi, kad tai nėra tiesiog paprastas žmogus ir paprastas jaunuolis, kuris ten dalyvauja tose mitinguose, žinai. Tai va, yra tokių agitatorių, kurie yra tiesiog paruošti ir apie tai jau buvo kalba dar prieš metus ir prieš pusę metų aš kiek kartų sakiau, kad jeigu laimės šitą partiją, tai bus neramumai. Aš pastoviai čia gruzinams sakiau, kad jeigu laimės šitą partiją, bus neramumų, bus tas pats, kas buvo Ukrainoje, bus Maidanas, žinai, kad bus tikrai bandymų šitų, ta prasme, tai daryti. Ir pas mane tikrai yra, žinai, pažįstamų, pavyzdžiui, netgi ten ir policijoje, ir struktūrose, yra pažįstamų tiesiog žmonių. Ir kai su jais bendrauju, ir dar prieš pusę metų ar ten metus, netgi laiko aš kalbėjau ir sakiau, bus tai, bus anaip, žinai, tai jie, aišku, kad suprantama, kad dėl savo darbo, jeigu jie žino kažką, tai jie negali man, žinai, to sakyti ir apie tai kalbėti. Bet, žinai, aš visą laiką sakydavau, kad va taip bus, aš taip manau, žinai. Va, ir dabar iš tikrųjų, kiek žmonių aš ir iš struktūrų, kur pažįstu, tai visi sako, jau rimtai, užknysiu va šitie visi dalykai, sako, kada jau apsiramins, bet kaip matome, niekas nenori apsiraminti. Aš, užmačiau vieną video Telegrame, kaip ten iš tų riaušių Tbilisyje, kaip Molotovo kokteilį metė berniukas, gal 10 metų, aš nežinau, ten tiksliai kiek metų buvo, bet jau apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad pajungė net vaikus. Ir grinai yra video, kaip tas berniukas meta Molotovo kokteilį ir ten toks dar komentaras buvo, matyti jiems reikia, kad kažkas atsitiktų, nes ten daug tos policijos ir policija gana taip elgėsi, kaip sakoma, žoskai su jais, kad kažkas atsitiktų jam ir būtų kokia sakralinė auka, kaip ir visos tos, visi tie Maidanai, kaip ir Kijeve buvo. Ir kas įdomu, ir Audrius Butkevičius neseniai pas Janutį nebuvo ir kiek aš supratau iš tos laidos, kad Audrius Butkevičius taip pat trynėsi tame Tbilisyje. Tai tada aš norėčiau dar tokį klausimą. Tai jeigu Gruzijos vyriausybė žino, kad tie agitatoriai, tie užsienio agentai ir užsienio valstybių įtakos agentai atvyksta į Gruziją, tai kaip jie to neužkardina, galėtųgi jų neįleisti į šalį, arba jau kai ten jie prisidirba, ar ten juos užfiksuoja kažkaip išsiųsti iš šalies. Bet, nes mes matėme ir per žinias, per visus tos internetinius pranešimus, kaip net ir iš Lietuvos mūsų administratoriai lankėsi Gruzijoje ir ten visai pagitavo ir reiškėsi tame Maidane, tose mitinguose. Tai ką pati manai apie tai? Ar neturėtų Gruzijos vyriausybė truputį, kaip sakoma, griežčiau su jais, tiesiog sugaudyti juos, išsiųsti, deportuoti kaip užsienio įtakos agentus? Aš noriu visų pirma pasakyti apie tos, kur paminėjai vaikus, kurie dėja, kuriuos atveda tėvai į tuos visus Maidanus, taip vadinamus, Gruzijai. Ten netgi aš mačiau tėvas atėjęs su naujagimiu. Ir tikrai šiandien jau viešai premjeras ne kartą pasakė per naujienas ir tokį pareiškimą, kad prašo, kad tėvai nevestų jokiais būdais vaikų į tuos visus susirinkimus ir mitingus ir protestus, nes tikrai yra nesaugu vaikams būti ten. Ir kad gali bet kas atsitikti, tai jie tikrai jau prašo, jau ir vakar kažkaip ir apie tai prašė. O dėja prezidentė, šitas Zubalašvili, atvirkščiai jinai ragina, jinai pasakė, kad užvakar buvo visi studentai jau, kaip sakant, įtraukti į visą tai. Tai šiandien jinai pasakė, kad visos mokyklos jau turi būti įtrauktos ir palaikyti ir parodyti savo solidarumą šitiems protestuotojams. Tu įsivaizduoji? Tai, išvis čia, antiek šita prezidentė tiesiog, mano manimo yra tiesiog, nežinau, moteris, kuri tikrai su savo protu nedraugauja. Ir jeigu klausimas apie tos agentus užsienio, iš Europos atvažiuojančius čia, aš žinoma nesu teisininkė ir įstatymų, bet aš manau, kad tiesiog jų neįleisti nėra pagrindo, supranti, jie neturi tokio pagrindo, tokios teisės, tiesiog šitų žmonių neįleisti, nes yra prezidentė, yra opozicija ir jie juos kviečia.
prezidentė dar ten kelios savaitės yra prezidentė, o opozicija yra irgi, turi savo teisės ir jie juos kviečia. Ir kadangi Gruzija nori parodyti, kad jie iš tikrųjų už demokratiją, kad jie tikrai nori žmonėms ir leidžia žmonėms išreikšti savo nuomonę, tik tai, kad jie prašo, kad neperžengti ribų, kad neperžengti tų teisėtų mitingų ribų, o jie peržengia visas ribas. Tai nėra joks ten taikus mitingas ir mes tai matome, tai jau 4 naktis ir 4 dienas tęsiasi. Tai va, kad visą tai, kad šitie užsienio agentai čia atvyksta, tai yra tiesa. Ir jie mato, ir jie, ačiū Dievui, kad jie viską drąsiai pasako, kad šitie ir šitie atvažiavo, šitie ir šitie agitavo, šitie yra mūsų, kaip sakant, jau nedraugai. Kad šitie mums atvirkščiai daro problemas mūsų šaliai. Tai premjeras ir meras Tbilisi apie tai labai, kaip sakant, garsiai ir atvirai sako. Tai, žinai, kaip sakant, aš manau, jie irgi turi kažkokį, žinai, planą, gal mes apie tai nežinom, gal jie kažkokius žingsnius daro tam, kad šitos žmonės kažkaip, žinai, gal kažkokias sankcijas jiems padaryti ar dar kažką, nes kitaip jie negali tiesiog jų neįleisti. Žinai, tiesiog nėra teisiškai pagrindo tokio jų neįleisti į šalį. Aš nieko nežinojau, prisipažinsiu, apie Gruzijos prezidentę ir čia biškai pasidomėjau, pasižiūrėjau, kas jinai tokia yra, jos ta politinė biografija ir labai nustebau, kad jinai yra gimusi Prancūzijoje ir gal ir tebeturi Prancūzijos pilietybę ir ten įvairiose politinėse organizacijose Prancūzijoje buvo ir atsidūrė Gruzijos politinėme gyvenime ir kažkaip prisiminiau tą mūsiškę Damkų, tai tos pačios technologijos, pasiunčia užsienio pilietį ar susijusi su ta užsienio šalim, tampa prezidento ir prasideda tokie kažkokie negeri dalykai. Na, čia kaip ir viskas aišku, čia tie, kurie domisi, maždaug seka tą situaciją, dėl to norėjau, kad papasakotų tai žmogus, kuris pati gyveni Gruzijoje ir tas nuotaikas labiau jauti. Tai gal dar seksime tos įveikius, gal po kelių dienų dar kartą susisieksiu, papasakosiu gal ką daugiau. Nu ir baigę norėjau dar tokį klausimą užduoti. Kaip tu manai, ar dabartinė Gruzijos vyriausybė atsilaikys prieš tą vakarų spaudimą? Nes mes matome 4 dienas, kaip ir atsilaikė. Kol kas nėra ten tokių kaip Kijeve, ten, kad jau būtų aukų, ten nuo stogų šaudytų, nors kas žino, visko gali čia atsitikti. Tai kaip pati manai, ar atsilaikys pagal viską Gruzijos vyriausybė, ar dar čia užsitęs tie visi neramumai? Kaip ten atrodo tau iš pačios Gruzijos žiūrint? Kažkaip biški trukinėja ryšys. Jo, trukinėja. Žinok, aš manau, kad iš to, pavyzdžiui, bendra gruzinais, kurie yra, daugmaž to panašaus mąstymo kaip ir aš manau, toks scenarius, jeigu, pavyzdžiui, prasidėtų tokie dalykai, kad jau valdžia dabartinė, kažkaip pradėtų trauktis. Pradingo. Ryšys, man rodos. Na, kažkaip jo dingsta. Jo, sugrįžai, viskas tvarkoja, čia nieko tokio. Na. Aha, aš dabar net kurioje vietoje tu mane... Kad jeigu Gruzijos vyriausybė, aš kiek supratau, atsitrauktų, ar tai ką gruzinai darytų? Alio? Netrukinė. Alio, labai. Kur tu ten? Jo, tai vėl turbūt pradingo čia, nes... Klausyk, tai čia kas, Aninas glūšat nas, čia tave ar mane? Nežinau, kas čia glūšina. Tai bet dar tu eteryje, žinok, esi eteryje dar. Eteryje. Aš tavęs tai jau gal 2 minutės, man rodo tik tai, kad nėra ryšio ir kad viskas čia nutrūkęs. Ne, tai aš tavęs irgi negirdėjau.
Na tai užbaig tą mintį. Aš nuo pradžių mintį. Aš pradėsiu nuo pradžių, nes nežinau, kada ten nutrūko tas ryšys. Vienu žodžiu, kad iš to bendravimo mano su vietiniais, kurie turi panašų mąstymą ir supratimą apie visą situaciją ir apie Ukrainą, apie Gruziją, apie viską, kas vyksta pasaulyje, šitie žmonės, jeigu tie žmonės pamatys, kad jau viršų ima šita kita dalis, kuri yra opozicinė dalis. Jeigu jie pradės imti viršų, pavyzdžiui, jeigu ten šitie silavikiai pereis į pusę opozicijos ar dar kažkas, pavyzdžiui, tokia situacija, daleiskim, jeigu tai pradėtų vykti, tai šitie žmonės, kurie tokio mąstymo kaip aš, kurie palaiko gruzinskąją mištą, kurie palaiko šitą už draugystę, už visą kitą, tai šitie žmonės pasakė, mes atsistosim, paimsim ginklus ir eisim kariauti. Supranti, čia ruošiasi jau vietiniai tam revoliucijai, taip vadinamai. Supranti, žmonės, jie pasakė, mes dar sėdime ir žiūrime ir stebime. Mes tikime, kad mūsų policija, mūsų specnazai, mūsų visi šitos pajėgos, atlaikys. Bet jeigu mes matysim, kad jie jau negali atlaikyti, mes eisim ir palaikysim juos. Va tokių nuomonių aš tikrai girdėjau ne vieną. Žmonės man patys čia gyventojai, Gruzijos piliečiai, sakė, aišku, čia ne 20 metų jaunuoliai, čia jau vyresnio amžiaus, tokie, 40 ir daugiau metų vyrai, kalbavo taip, tai iš tikrųjų, aš manau, aš tikrai tikiu ir manau, kad visa šita, kaip sakant, policija ir specpajėgos tikrai atlaikys šitą spaudimą, nes jie visą tai matė ir žinojo jau, kelis mėnesius ir gal pusę metų ir daugiau, kad tai bus, tai jie irgi gerai pasiruošė. Tai aš manau, kad jie atsilaikys. Aš tikrai tikiu ir manau, kad jie atsilaikys, tik aišku, mes nežinom, kiek dar tai visą tęsis, bet jie turi atlaikyti. Ir jeigu jie jau praras jėgas, tai kita dalis žmonių gruzinų tikrai pradės ir kariaus su jais. Taigi, vis tiek, aš tikiu, kad šviesa, kaip sakant, ir gėris, ir tas, sveikas protas turi nugalėti čia. Tai dėkui už šitą informaciją, Viktorija, tau. Tai gal po kelių dienų pasuksiu vėl, gal kažkas bus jau pasikeitę, gal kažkas bus naujo atsitikę, tai papasakosi. Tai dar kartą dėkoju, tai tau ir sėkmės tau. Žiūrėk tenais, kad į Batumį nepersimestų tie visi Maidanai. Gerai tada. Tai žinok, čia pas mus irgi vaikšto, kiekvieną dieną irgi, tu matei, kad Batumį vyksta. Tik tai, kad Batumyje išeina gal kokie ten 5000 žmonių, bet vis tiek išeina. Aš tikrai nustebau, nes iki šiol visą laiką Batumyje buvo ramu. Visi kažkokie neramumai, kurie buvo Tbilisi ten dėl kitų niuansų, tai buvo tik tai ten. Čia buvo tik tai šitie su Ukrainos vėliavom, kur vaikščio. O dabar 4 dienos ir 4 irgi naktis, čia irgi išeina krūva žmonių. Tie patys irgi su vėliavom. Šiandien aš vaikščiau su sūnum po miestą ir pamačiau, kad jie jau ruošiasi nuo 3 valandos dienos, jie jau ten. Supranti, jie renkasi Europos aikštėj, taip vadinamui, ir nuo ten visą vakarą, iki nakties jie irgi vaikščiojo per visą miestą, ten per visus punktus, ta prasme, pereina, sustoja ir čia irgi visos pajėgos pajungtos, tik tai, kad jie rašo ir sako, kad čia Batumyje viskas vyksta taikiai. Batumyje yra iš tikrųjų taikus kol kas tie protestai, nėra ką lyginti su Tbilisi, bet čia tikrai tie žmonės irgi jau pradėjo išeidinėti į gatves. Tai dėkui tau, tada jau atsisveikinsiu, nes čia pas manęs temsta ir apšvietimas jau prastesnis, tai dėkui tau tada, iki malonaus tada, iki tada. Gerą vakarą. Na, viską patys girdėjote iš pirmų lūpų. Pamiršau trumpai pristatyti, su kuom aš kalbėjau. Viktorija Gaidamovič, kas norite, galite Facebook'e ją susirasti. Dažnai aš ją užtaginu savo įrašuose, ji užtagina mane, nes mes turime tokį susitarimą, kad dėl informacinės klaidos užtaginti, kad daugiau žmonių
pamatytų tos įrašus. Kai peržiūrėjau šios Facebooką, tai visi jos įrašai gana adekvatus. Ir kiek žinau, kada ji gyveno Lietuvoje, jinai ten dalyvavo taip pat visuomeninėje veikloje. Ir man atrodo, šeimų sąjūdėje ten dalyvavo, dar kažkokiuose ten renginiuose, bet mačiau buvo aktyvi, kaip sakoma, iš tų vatnikų, iš tų adekvačių. Ir visi tie Facebook'e įrašai, kaip sakoma, adekvatus ir tokie aktyvi moteris ir toliau rašo politinėmis temomis. Ir kada aš sužinojau, kad ji gyvena Gruzijoje, tai kaip tik atsirado proga paskambinti ir paklausti, kaip ten iš tikro yra. Tai tiek tada šiam kartui, tiek žinių. Žinote, kad 4 dienas Gruzijos vyriausybė atsilaikė prieš tuos protestuotojus, kabutėse, prieš vakarų inspiruotus protestuotojus. Ir jau turbūt žinote, kad ir Audrius Butkevičius buvo Tbilisyje, Rūta Janutienė net pati prasitarė, kad jam esant laidoje Audrius Butkevičius pastoviai kalbėdavosi telefonu su tais protestuotojais. Na, visi mes žinome, kas yra Butkė, mes jį vadiname Butkė, kuom jis užsiima, kas jį samdo ir koks jo požiūris yra į Rusiją ir į visus tos kolektyvinių vakarų organizuojamų tokių akcijų. Jo yra kaip darbas, samdomas darbas. Tai tada atsisveikinu, saugokit save ir tada iki kitų kartų.